Gerai, tai ką pasimelskime visi kartu ir paprašykime Dievo palaimos mūsų paskutiniai pamokai šį vakarą. Valodė, atsiprašysiu. Mūsų mylimas Tėve, mes tau dėkojam už šį nuostabų vakarą, už šią laiką, kurį Viešpatie galime praleisti Biblijos koledže. Prašau Viešpatie, nukreip mūsų mintis į Tave, padėk Viešpatie iš to, ko mes mokomės, Viešpatie, iš tikrųjų pamatyti Tave, koks esi tu dydis, koks esi tu nuostabus, Viešpatie. Prašau, palaimink šią paskutinę pamokėlę šiandien, pastorių ir taip pat, Viešpatie, kalbėti mūsų širdis per Tavo Sūnų ir mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų, nes Tavęs to labai meldžiam. Amen. Ačiū. Gerai, 9 romėniškas šioje knygoje. 9 romėniškas. Svarbus pamokymai iš Teisėjų knygos. A didžioji raidė kompromisai. Kai teisėjas numirdavo, žmonės darė kompromisus. Jie vėl labai greitai pradėdavo gyventi kaip aplinkinės tautos. Svarba. Visuomenė siūlo turtus, pripažinimą, jėgą, įtaką, kad darytume kompromisus savo tikėjime. Labai tokių dalykų yra, kad daryti kompromisus savo tikėjime. B mažytė raidė. Tikintieji kviečiami visada žvelgti į Viešpatį, kuris yra teisėjas ir išlaisvintojas. Jis yra teisėjas ir išlaisvintojas. Atpuolimas, B didžioji raidė. Izraelyje tomis dienomis kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Nebuvo teisingo garbinimo. Žmonės pasiduodavo stabmeldystei ir atpuldavo nuo gyvojo Dievo. A mažytė raidė prie svarbos. Bus problemos, jei gyvenime kažką vertiname labiau negu Dievą. Bus problemos, jei gyvenime kažką vertiname labiau negu Dievą. B. Jei mes labiau vertiname asmenišką nepriklausomybę už pasišventimą Dievui, tai esame patalpinę stabą savo širdise. Mažytė raidė. Dievas turi užimti pirmą vietą mūsų gyvenimuose. Dievas turi užimti pirmą vietą mūsų gyvenimuose. C didžioji raidė priespauda. Dievas panaudodavo kitas tautas, kad nubaustų izraelitus už jų nuodėmes, o taip pat, kad atvestų juos į atgailą ir į teisingą bendravimą su savimi. Antras. Maištavimas, A mažytė raidė prieš Dievą, veda į problemas. Maištavimas prieš Dievą veda į problemas. B. Dievas naudoja suspaudimą, kad sugrąžintų nuklydusią širdį pas save. Mes matome tai Teisėjų knygoje. Ir mums pamoka C mažytė raidė. Kada mes pašaliname iš savo gyvenimo tai, kas nereikalinga, mes efektyviai tarnaujame jam. O B pakartokite. B taip pat. Dievas naudoja suspaudimą,
kad sugrąžintų nuklydusią širdį pas save. Kada mes pašaliname iš gyvenimo, kas nereikalinga, efektyviai tarnaujame jam. Atgaila. Tauta priespaudoje šaukdavosi Dievo. Jie apsispręsdavo palikti stabmeldystę ir prašydavo Dievo gailestingumo ir išlaisvinimo. Kai tauta atgailaudavo, Dievas ją išlaisvindavo. Svarba. Kai kažkas širdyje užima svarbesnę vietą už Dievą, tai stabmeldystė. Kai širdyje kažkas užima svarbesnę vietą už Dievą, tai stabmeldystė. B. Visada turime pasitikėti Dievo gailestingumu, meile ir neleisti stabmeldystei įsibrauti į mūsų širdį. Yra didžioji raidė išlaisvinimas. Kadangi Izraelis atgailaudavo, Dievas pakeldavo teisėją, kuris išlaisvindavo iš priespaudos. Dievas panaudojo teisėjus savo tikslams įvykdyti. A. Tikintysis, kuris pasišvenčia Dievui, gali jam sėkmingai tarnauti. P. Reikia kiekvieną dieną pripažinti, kad mums yra reikalingas Dievo vadovavimas ir jo jėga. Reikia kiekvieną dieną pripažinti, kad mums reikalingas Dievo vadovavimas ir jo jėga. Jo jėga. Kai kurie komentarai, nuomonės, pastebėjimai, klausimai, prašau, prieš pradedant 10 romėnišką. Svarbus žmonės šioje knygoje. Ehudas nužudė Moabo karalių Egloną ir išlaisvino Izraelį. Paminėtas Biblijoje 8 kartus pamokos iš Ehudo gyvenimo. A mažytė raidė. Ehudui reikėjo nužudyti karalių Egloną, kad išlaisvintų Izraelį. Žvaigždutė, tikintieji šiandieną turi stipriai priešintis blogiui. Tikintieji šiandien turi stipriai priešintis blogiui. B. Dievas gali pasirinkti bet kurį žmogų, vyrą, moterį, vyresnį, jauną, turtingą, neturtingą, kad panaudotų savo tikslams. Ir net nebūtinai apgimusi. Ką? Kaip patarlėse sako, net ir vargiai teismo dienai Dievas numatęs, kad jisai gali panaudoti ir ne savo vaikus. Be abejonės. Mes turim Biblijoje kaip kurios pavyzdžius, kada Dievas savo tikslams gali panaudoti tai, ką jisai nori. Debora padėjo Barakui nugalėti kananiečius, paminėta Biblijoje 9 kartus, kelios pamokos. A. Reikia tvirtai pasitikėti Dievu ir paskatinti kitus. Ir tai darė Debora.
B. Prarandi palaiminimus, kai pradedi abejoti viešpačiu. Ir tai daugiau kalba apie Baraką ir apie abejonę šitoje vietoje, kuris buvo su Debora, jis abejojo kai kuriais dalykais, prarado palaiminimus. Pradedi abejoti viešpačiu. Gedeonas nugalėjo madianiečius, paminėtas Biblijoje 40 kartų, pamokos iš jo gyvenimo. A. Dievas pasirenka paprastus žmones, kad įvykdytų savo darbus. Gedeonas kūlė paprasčiausiai kviečius. Ir Dievas jį pasirinko. B mažytė raidė. Labai svarbi pamoka, kada studijuojame apie Gedeoną. Dievas apreiškia savo valią, neišmintinga paprašyti, kad jis vėl tai darytų. Neišmintinga prašyti, kad jis vėl tai darytų. Ne? Dievas pasako kažką aiškiai, leidžia žinoti ir žmogus vėl prašo. Ne? Kartais žmogus, kuris įtiki, meldžiasi ir klausia viešpatės, viešpatė, ar man krikštydintis po išgelbėjimo. Turbūt suvokite, kad tokia malda nereikalinga. Nes Dievo valia yra apreikšta. Pasitikėjo krikštinas. Todėl reikia žvelgti jo žodį ir neišmintinga prašyti, jeigu jo valia apreikšta. C. Reikia visada pašalinti tai, kas yra neteisinga gyvenime. Jis nugriovė Balio aukurą. Tai Dievas yra kartu, visada gali pasiekti pergalę. Šitoje vietoje aš atleiskit nelabai teisingą žodį panaudojau. Turėtų būti žodis nei, bet kadangi. Atsiprašau už savo netikslumą. Kadangi Dievas kartu, gali pasiekti pergalę. E mažytė raidė. Reikia būti atsargiu, kad netaptum susitrenkimo akmeniu kitiems. Gedeonas padarė efodą ir kiti ir garbino tą efodą toje vietoje. Todėl mes skaitome net Naujajame testamente, žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Viskas man leisna, bet ne viskas naudinga. Ir ieškoti taip pat, kas yra geriau kitam. D didžioji raidė Jeftė. Jis nugalėjo amonitus ir padarė labai neprotingą pažadą. Paminėtas Biblijoje 28 kartus pamokos. A. Dievas pasirenka žmones, neatsižvelgdamas į jų kilmę. Jeigu atsimenate iš Dievo žodžio, Jeftė buvo kieno sūnus? Paleistuvės. B. Paskatinimas, kada mąstome apie Jeftę. Gerai pamąstyk prieš duodant kokį nors pažadą. Gerai pamąstyk prieš duodant kokį nors pažadą. Ekleziasto knygoje mums parašyta, kad geriau nežadėti, negu pažadėjus neįvykdyti. Samsonas buvo labai stiprus teisėjas. 36 kartus paminėtas Biblijoje. Pamokos iš jo gyvenimo. Pirma pamoka.
Tėvai turi melstis už savo vaiką dar prieš jo gimimą. Tėvai skatinami melstis už savo vaiką dar prieš jo gimimą. B. Patirsi sunkumus, jei tikėjimo perlus mesi bedieviams. Patirsi sunkumus, jei tikėjimo perlus mesi bedieviams. C. Hebrajų laiško užrašytojas paminėjo Samsono tikėjimą, bet nerašė nieko apie jo nuodėmes. Vienas teologas padarė tokią išvadą, aš jums užrašiau ją, kur D mažytė raidė. Tai yra nuostabus Dievo malonės pavyzdys. Psalmėje mes skaitome, kad jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes. Ar yra kokie pastebėjimai, komentarai, nuomonės iš šios vietos Teisėjų knyga apie tai, ką mes kalbame? Kas yra tas efodas, kurį šitas Gideonas padarė? Tai efodas tai buvo kaip diržo dalis, tai tokia susidėdavo? Vyriausio kunigo dalis, kurią jisai užsidėdavo tarnaudamas, arba kunigo dalis, kurią užsidėdavo tarnaudamas šventykloje. Bet tai kažkokia kaip skulptūra padarė? Čia daugiau, kur apsivilkdavo ant šitos vietos, ant savo krūtinės efodą. Tai, jeigu matėte... Visą ne rūbą kažkokį, ne kaip rūbą darė, tai būdavo daugiau kartais gaminama iš odos ir viską. Matėte, kad nors kokį filmą, kaip raitelis užsideda, tokį šarvą. Tai čia pastatytų tą dalyką ir pradėtum garbinti tą dalyką. O kodėl jis iš viso darė? Mums nepaminėta, todėl aš negaliu jums atsakyti. Jam sunešė tuos dalykus, jisai tai padarė. Ar jūs galėtumėt kokį pavyzdį duoti? Pavyzdžiui, B. Patirsi sunkumus, jei tikėjimo perlus mesi bedieviams. Sakysi, tai ką mums negalim pasakyti. Mes turime skelbti Evangeliją ir imti tas tikėjimo tiesas, kur ką ir šnekėti su bedieviais. Jeigu Dievas pasiunčia tą žmogų mūsų kelią, tai jūs galite šitą paaiškinti. Laisvai. Kiek aš sugebu. Geras klausimas, tarp kito. Labai geras klausimas. Dabar paimkime kaip kuriuos dalykus. Jeigu labai greitai galite, atsiverskite Teisėjų 16 skyrių. Vadinasi taip. Pirmiausiai, Danutė, jūsų klausimas labai geras. Kelios mintis apie patį Samsoną. Jeigu galima, atkreipkite, prašau, dėmesį į 16 skyriaus 4 eilutę. Vėliau jis pamilo Soreko slėnyje moterį vardu Dalila. Mes žinome, kad
Samsonas buvo naudojamas, kad išlaisvintų iš Izraelitus iš Filistinų. Filistinai buvo juos pavergę. Mes atsimame truputį anksčiau, kada skaitome 14 ir 15 skyrių, kad jis nutarė tuoktis su viena moterim, atsimenat, iš kur jinai buvo? Iš Filistinų. Ką jam sakė jo tėvai? Vladimirai, taip rodote, bet tėvai taip nesakė. Taip tai reiškia, tai ką tu nori, taip tą turi daryti. Tėvai sakė, ar nėra Izraelė? O kodėl tėvai taip sakė? Ką? Iš savo tautos. Iš kur? Iš kur? Žinojai. Yra Dievo žodis. Pakartoto įstatymo knyga sakė, neimk savo sūnui arba dukrai iš kitos tautos. Vadinasi, tėvai žinojo Dievo žodį. Tėvai sakė Samsonui, kas parašyta Dievo žodį. Tada buvo moteris, dabar mes skaitome 4 eilutėj apie Dalilą, bet jeigu jūs pažiūrėsite 16 skyriui 1 eilutę, nuvykęs į Gazą, pamatė ką? Paleistuvę ir užėjo pas ją. Vadinasi, Dalila jau buvo 3 moteris. Iš pradžių buvo ta, kurią jis norėjo, po to buvo paleistuvė ir 4 eilutėje jisai pamilo Dalilą. Kada mes žiūrime tiesiog į Samsoną ir kada žiūrime 16 skyriuje 1 eilutę, užėjo pas ją, hebrajų kalboje šitas žodis užėjo, be abejo, nurodo intimius santykius ir lytinius santykius, bet taip pat šitas žodis nurodo į geismus. O tai reiškia, kad šitas žmogus, kada žiūrime jo patyrimus, buvo geismų vergas. Jis buvo geismų vergas. Vėlgi, kada, atsiprašau, jūs žiūrite į kai kuriuos dalykus, kaip kurie dalykai yra labai svarbus. 4 eilutė yra Soreko slėnis. Mums svarbu buvo Soreko slėnis. Kas nors atsimena. Sorekas būtų kaip siena. Čia Judas, čia Filistija. Reiškiasi, čia Sorekas. Žmogus randasi toje pavojingoje vietoje, suprantate mintį, kur jisai neturėjo būti. Jis žinojo, kam Dievas jį pakvietė, tėvai jam nurodė į Dievo žodį. Mes matome Dalilos pavyzdyje, aš jau dabar neturiu laiko daug aiškinti, jinai tyčiojasi iš jo. 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą. Ir jinai tyčiasi. Ir po to 16 skyriui jūs turbūt atsimenate, kad 16 eilutėj parašyta, ji nedavė jam ramybės savo kalbomis ir primiktinai klausinėdama jam įkyrėjo. Ar ne? Bet jūs truputėlį palaikykite pirštą 16 skyriuje, kur yra jūsų Biblijoje, ir atsiverskite 14 skyrių 17 eilutę.
Čia ta pirma moteris, kurią jisai norėjo vesti. Pažiūrėkite, ji verkė 7 dienas, kol vyko puota. 7 dieną, kas parašyta? Netekęs kantrybės, jis pasakė mįslės įminimą, jie viską pasakė savo tautos sūnums. Jeigu jinai verkė 7 dienas, ką jinai darė tada verkdama 7 dienas? 16 skyriaus 16 eilutė, ji nedavė jam ramybės. Samsonas tiesiog neišmokdavo pamokų. Ar ne? Tas pats kartojasi ir jam įkyrėjo, ir jis jau turi šitas pamokas, ir jis meta pastoviai perlus kiaulėms. Tai buvo vyras, kuris buvo apdovanotas ypatinga Dievo jėga. Jeigu jūs galite atsiversti 16 skyrių, pasižiūrėkite 3 eilutę. Reiškia, Samsonas buvo paleistuvė iki vidurnakčio. Atsikėlęs vidurnaktį jis nutvėrė miesto vartus su staktomis, iškėlė juos kartu su sklende, užsidėjo ant pečių ir nunešė ant kalno esančio prie Hebrono. Aš turbūt sklendės tos nepakelčiau. Prašyčiau bažnyčios pagalbos. Jisai atsikelia, paima miesto vartus su staktomis, kartu su sklendė, užsideda ant pečių. Nu ir įsivaizduokite vartus. Miesto vartai. Kur jisai buvo pirmoji eilutėje? Gaza, ar ne? Neša iki Hebrono. Koks atstumas? 30. Aha, apie 65 kilometrus. Jeigu pažiūrėsumėt, kur Gaza ir kur Hebronas, apie 65 kilometrus. Ar jis pamiršo, kad vartą ant pečių, ar kam tik toli? Jis turėjo kokį? Bet vartai nekiekvienas 65 kilometrus. Nu, priklauso nuo noro, ne, Elena? Simonas Daukantas norėjo mokytis, tai iš Papilės į Vilnių nuėjo. Bet jūs teisi, čia mes turbūt tiek nenueitume. Bet tai turėjo jėgą, jisai turėjo Dievo žodį, bet kada iš jo tyčiojus jisai metė perlus kiaulėm. Tai dabar grįžtame, atsimenat, ką Kristus mokė, nemeskite perlų kiaulėm ir šunims. Tai nemoko, kad mums nereikia skelbti Evangeliją, būtinai reikia. Bet tada, kada iš Evangelijos pradeda tyčiotis ir morališkai jie trypti, šaipytis iš jos, tada sako viskas, nemes daugiau ten perlų. Jeigu žmogus klauso, ar ne, ir jisai sako, susitikim vėl ir vėl galimybė, be abejonės skelbkite Evangeliją tol, kol jūs turit galimybės, Dievas duoda išmintį, drąsą, tą daryti. Bet kada jau prasideda šaipimasis ir trypimas, va tada Kristus duoda pamokymus. Ir Samsonas to savo gyvenime nepritaikė su šitomis moterimis. Ir jis tiesiog metė Dievo žodžio perlus kiaulėms. Nežinau, Danutė, ar padeda truputėlį šitas komentaras? Kas dar, jeigu iš teisėjų knygos kažkas? Taip, Vladimira. Toks truputį negeras klausimas apie Samsoną. Ir vat, jeigu panašu labai į folklorą, jeigu krikščionis skaitytų šitą knygą, pavyzdžiui, jis pagavo 300 lapių, surišo jas kartu, tad kažkur įdėjo fakelus ir paleido, kad jie sudegintų laukus. Pabandykit pagauti 300 lapių. Ja? Čia pirmas dalykas. Kažkaip, jeigu kažkas skaitys, labai panašu į folklorį, kažkokia liaudis iš, arba su šitą asilo, kaip jį vadinasi. Šandikauliu. Nužudė Jeigu 1000 žmonių. nematyti, dar nereiškia, kad tai neįmanoma. Pas mano seserį kaime buvo katinas, katė, kuri savo kačiukams sugaudavo kokias 5 peles ir jas dar gyvas atneždavo kačiuką.
Ar įsivaizduojat? Gyvas. Ir ne vieną. Ne, nu, tai Kiek galėjo- kačiukų, tiek pelių. Kačiukų daugiau neša, daugiau pelių. Gyvas. Čia iš vis, čia reikia žiūrėti, tai kad Dievas viską valdo, kad tas vartų nunešimas, taip ir tos lapės, viskas yra su Dievo veikimu. Ir nereikia gali įsivaizduoti, kad ten kaip su tinkleliu drugeliam laksto paskui lapę, gal paprasčiausiai prie olos palaukia, ir nu, yra, nu, gali būtų tiesiog. Nu, gal lapės patys atėjo, jo, bet Gal parašyta, kad pasiunčia jis Dievas. pagavo. A, 300 lapių. Aš, Vladimirai, taip suprantu, ką jūs sakot. Netikinčiam tai nesąmonė. Kaip ir kas dvasiškai aš sutinku su jumis. Suprantate viskas. Čia tas pats, kaip tu paimtum ir Danielius visą naktį praleido liūtų duobėj, bet liūtų nasrai buvo surakinti, ar ne? Kada po to tos, kurie jį apskundė, įmetė, ten buvo sekundžių reikalas, ar ne? Taip, netikinčiajam tai nesąmonė, bet kada gauni šventąją dvasią, kada Dievas išgelbėja ir atgimdo, tu suvoki be abejo, kad Dievas tai veikia. O turbūt tas žmogus, kaip sakot, kuriam folkloras, tai jam daug kur bus folkloras šitoj vietoj, nes dažniausiai žmogus ieško, kad aha, aš skaitau dabar šitą žodį, kad aš prisikabinčiau prie jų, ar ne? Yra žmonių, kurie tai skaito. Aš suprantu jūsų mintį, ką jūs norit komunikuoti ir pasakyti šitoje vietoje. Čia kaip vanduo iš uolos. Sudavė ir vanduo iš uolos bėga. Labai daug, Man atrodo, daug tokių įvykių, bet vėlgi mes turime šitoj vietoj antgamtinius Dievo pasireiškimus, ar ne? Kada Dievas parodo savo galią. Man dar klausimas dėl pranašų. Kaip ten žinodavo izraelitai, kad čia tikrai kalba Dievas, o kad ten, pavyzdžiui, ta Deborah pati sugalvojo. Ten, ta prasme, pranašai niekada nemeluodavo ir tai visiems buvo aišku, ar, nu, kodėl, pavyzdžiui, aš irgi turbūt kažkaip nepatikėčiau, dar moteriškai šneka. Nu, ta prasme, jį galbūt kažkoks iš Dievo ženklas ir visiems aiškus, kad čia tikrai pranašas. Ar tiesiog žmonės tik bijojo Dievo, kad jau pranašais neapsimetinėdavo? Kad jie bijojo Dievo, tai sunku pasakyti, nes iš Teisėjų knygos atrodo, kad jie visai Dievo baimės neturėjo. Bet galėjo būti, kad Dievas patvirtindavo kažkokiu būdu, kad tai jo yra siųsta žinia. Nes buvo labai daug, kurie melagingai kalbėdavo. Tai galėjo būti kažkoks Dievo patvirtinimas ir galėjo būti, kad jų kalba atspindėdavo iš tikrųjų tai, ką vėlgi Dievas duodavo savo bendrame triškime. Užmerkimo pranašystė mirtis. Taip, bet Teisėjų dienomis jiem buvo labai sunku visose tose dalykuose. Bet Viktorija, va tokio labai preciziško paaiškinimo mes neturime, kad galėtume tai pasakyti A, B, C, D, E. Tiesiog skaitydama apie tą Baraką ir Deborą, aš pagalvojau, kad tai tuo, kad prašydamas, kad eitų jinai kartu, tarsi patikrina, ar jinai tikrai nemeluoja, nes jeigu jinai meluoja, jinai tikrai neis, nes jinai žus, o jeigu jie eina, vadinasi, jinai melavo. Jo, ir kitas dar dalykas, ką galime pasakyti, Barakas buvo Dievo pastatytas teisėjas, kuris turėjo, kaip ir kiti teisėjai, be abejonės tiesioginį ryšį su Dievu. Dievas galėjo labai aiškiai parodyti, nes ir apie kitus teisėjus tas pats yra pasakytas, kaip su Gedeonu, pavyzdžiui, tiesiogiai Dievas veikia ir tiesiogiai Dievas susako, kad kurios dalykus. Tai jeigu jam tiesiogiai susako, dabar sako pranašė, tai kažkaip, negalim dėlėti tokios mintis, kad jisai suabejojo ne Dievu, o suabejojo Deborą. Jisai suabejojo Dievu. Ir aš kitoj vietoj dabar dar šitą situaciją taip paimčiau. Man atrodo, Dievas labai aiškiai. Ir čia mes turime tokį, mes vadiname vienkartinį įvykį, ne? Dievo žodyje. Vienkartinis įvykis. Bet esmė tame, visoje toje situacijoje mes turime suvokti, kad buvo labai didelis
sugėdimas. Ne? Ir kitas dalykas, tas sugėdimas buvo toks, kad aš taip pasakyčiau, kiek aš suprantu, skaitydamas Teisėjų knygą, ją studijuodamas, kad vyrai buvo sugedę labai stipriai. Ir jie nesimdavo atsakomybės. Ir Dievas šitoj vietoje pagal savo be abejonės numatymą ir pagal savo valią jisai panaudoja moterį kaip pranašę šitoje vietoje, kad įvykdytų savo tikslus. Tai aš gal daugiau šitoje vietoje nesusikoncentruočiau į tą vienkartinį įvykį, bet tai yra panaudota ir apie tai turime būti Biblijoje, bet aš daugiau susikoncentruočiau va šitoje vietoje. Iš kur viskas tarsi išplaukia ir kodėl Dievas tos dalykus padarė. Čia liūdni dalykai, bet šituose dalykuose galvoju apie pritaikymą. Ir tada pritaikymę vėlgi galvoju iš Teisėjų knygos, ką jinai moko, kur bažnyčia yra problemų šiandien. Ir kur poreikis yra lavinti vyrus, ne? Mes kartais turime pokalbį su kai kuriais vyrais ir įdomu, kad su žmona stovim ir vyrai turi vaikų, jie važiuoja į susitikimą ir jie savo žmonai sako, tai ir vaikus reikia vežtis. Mano žmona jiems sako, tau 18 metų vaikus